Kompiuterį. Tai va, tai laba diena visiems, kas žiūrėsit šitą įrašą, kas žiūrite, kas žiūrėsite. Ir šiandieną susitinkam su Monika. Monika, Young Living ambasadorė, grįžo ką tik iš stovyklos, kur dalyvavo naujo ūkio įkūrime, gal taip sakyčiau, ar ne, ir kur papuolė tarp 9 laimingųjų iš 400, sakė, ar ne, Monika? Na, pirmiausia, tai sveiki. Gerai. Galbūt ne stovyklos, o tiesiog savanoriavimo. Aš papuoliau iš tikrųjų nemažas skaičius buvo žmonių, mūsų buvo 700, iš kurių buvo atrinkta 50, paskui 20 ir paskui buvo atrinkta 10 iš viso to kiekio. Mes važiavom su tikslu, mes važiavom arti laukų, tikrai to žodžio prasme. Važiavom dirbti iš ties. Ir paskui buvo labai įdomu, kai mes klausinėjom Nikolo ir Makso, šitie du vyrukai, du bičiai, labai faini, vienas kitą nuolat traukiantis per dantį, bet, tokia gerąja prasme. Čia buvo jų iniciatyva šiaip tai. Čia buvo grinai jų iniciatyva, jie nusprendė, kad gal reikia kažkaip tai, paimti ir taip, padaryti. Ir pirmą kartą buvo toks renginys organizuotas, kad žmonės važiuoja padirbėti į laukus. O aš visą laiką turėjau tokį klausimą kirbantį, kaipgi ten yra iš tikrųjų, kas yra tuose užkulisiuose. Nes tai, ką aš matydavau ir pati važinėdama po renginius, gal ne tiek daug aš buvau tik tais Amerikos renginiai, ūkyje ir buvau šlamučių ūkyje, bet aš labai svajojau nuvažiuoti ir levandų ūkį. Aš galiu įsiterpti gerai, Monika, nes gali žiūrėti žmonės, kurie iš viso nežino, apie ką čia yra kalba ir kokiam tu ūkyje buvai ir apie ką mes čia kalbam, Nikolė ir taip toliau. Tai aš gal pasakysiu, kad kalba eina apie Young Living, apie kompaniją. Tai yra kompanija, kuri yra ir augintoja, ir gamintoja ypatingų eterinių aliejų. Ir savo ūkiuose per visą pasaulį augina ir distiliuoja būtent šitus augalus. Ir kuo jie yra ypatingi, kuo tas C2SEAL, reiškia kokybės ta platforma, sistema visame pasaulyje įdiegta, kur yra jų ir partnerių ūkiai. Tai va, Monika į vieną iš tokių ir pateko ir savo akimis pamatė, apie ką visa tai. Tai va, duodu žodį tau, kad žmonės žinotų, žinai, apie kokį čia Taip, be ūkį abejo. savanoriauji. Taip, ar dabar mano ekranas matosi, ane? We are so excited. Ar jisai matosi? Tai tiesiog gavau štai tokį laišką ir kas buvo įdomiausia, kad nei vienas iš mūsų nesitikėjo. Mes visi tiesiog parašėm, nes turėjom tokią kažkokį vidinį norą nuvažiuoti ten ir pamiršom. Bet visi kaip susitarė. 9 žmonės labai skirtingi, labai įvairūs ir paskui mes klausėm, pagal ką jūs atrinkot mus. Ir paskutinį vakarą jie perskaitė tos mūsų laiškus, kuriuos mes buvom visi pamiršę ir visi taip skirtingai rašė, bet vienas buvo labai bendras bruožas. Tai buvo bruožas apie tai, ką mes jaučiame savo širdyje. Ir kiekvienas iš mūsų kažkokiu tai būdu pasakė, kad jaučia labai didelę bendrystę su Young Living pasaulėžiūra. Ir man atrodo, kad čia yra labai svarbu, kas tai yra Young Living, kaip Young Living žiūri apskritai kodėl jie gamina tokius eterinius aliejus. Jie nepaprastai saugo gamtą. Jie tai daro nepaprastai ekologiškai, C2SEAL kokybė.
jie labai kruopščiai viską distiliuoja, jie labai kruopščiai daro tyrimus. Ir įdomiausia tai, kad mes tą informaciją perskaitom, bet ji tarsi praslysta pro mus. Ir kas buvo įdomiausia, kad kai aš nuvažiavau, aš pamačiau visą tai savo akim, bet ne tik tai, kad pamačiau, aš pamačiau, kad tai yra ko gero daug daugiau negu aš įsivaizduoju. Ir tai yra dar daug daugiau, negu yra parašyta apie Seed2Seal, kur mes galim perskaityti bet kur tą informaciją. Tiesiog pamačiau savo akimis. Tai aš gal tada iš karto skaidres rodau toliau. Ką noriu pasakyti apie Young Living kompanijos bendruomenę. Čia Nikolo delne yra levandos stiklytės. Nepaprastai mažos, vos įžiūrimos, bet iš jų išauga labai labai didelis derlius. Ir jie tas stiklytės taip puoselėdami sėja, kad tiesą sakant, sveikų protų sunku suvokti. Ir įdomiausia buvo tai, kad viskas prasideda dirvožemyje. Ir viskas pagrįsta bendradarbiavimu. Bendradarbiavimu žmogaus, augalo, sėklos, žemės ir visatos. Visa tai, kas aplinkui supa visą šitą. Ir buvo Monika, labai atsiprašau įdomu labai. patirti. Negali per visą ekraną skaidrę padidinti? O jūs jos nematot per visą Mažytė ekraną. labai. Įdomu, kaip aš ją galėčiau padidinti. Ten yra rodiklytės dešiniajame apatiniam kampe, kur galima išplėsti. Toliau, dar toliau. Ne, dar toliau. Šita rodiklytė. Va, pati kampinė rodiklytė, nenuėjai. Taip. Oi, dabar aš. Kamputyje, kur į viršų rodiklį žiūri įstrižą ir žemyn. Va. Jo, padidink. Ar dabar geriau? Nelabai. Gerai. Tai va. Kaip čia dabar norėčiau grįžti atgal, bet dabar jau neberandu to, iš kur išėjau. Ką jūs matote dabar? Medelį? Alyvmedį. Medelį. Irgi mažyti labai. Aš tai pasididinau savo ekraną, tiesiog pati savo paėmiau ir pasididinau, tai vat įraše bus didelis, normaliai matysis. Aš savo pati išsiplėčiau ekraną. Supratau. Čia mano pirmas blynas. O kaip tu įsiplėtė, atsiprašau? Pirštais. Ant pelės uždėjau ir prasiplėčiau. Va. Tai va, ties ko aš sustojau? Aš sustojau ties bendrystę. Kad man labai susivedė paralelės, kaip bendradarbiauja augalai su dirvožemiu ir aš truputėlį papasakosiu gal toliau apie tą bendrystę, taip ir bendradarbiauja žmonės. Ir tai yra labai įdomu, nes mes visi, būdami ten kartu, jautėme labai vieningą, kaip čia pasakyti, būseną. Na, galima sakyti, kad vibracinė būsena, bet galima sakyti, kad apskritai tą bendrystę, aišku, tai buvo viskas betarpiškai. Buvo labai įdomu tame, kad tai buvo tarsi tokia uždara grupė, kuri darė, pagal atidirbdavom laukuose ir tada darydavom tai, kas mums atrodo geriausia pagal laiko galimybės. Ir dėl to buvome nuvežti ir į Einkorn ūkį, į distilerinę, nuvežti į bičių ūkį. Netgi važiavom į mišką rinkti čiobrelių laukinių. Ir paskui juos distiliavome. Kas buvo išties labai įdomu, kaip poteris toksai. Va. Čia mano draugė iš Lietuvos,
mes kartu gyvenome, labai ačiū jai. Jinai man padėjo su anglų kalba susitvarkyti. Va, nes iš ties buvo iššūkis, nors principė viskas aišku, bet vat keletą tokių niuansų, kur tikrai norėjosi detaliau įsiklausyti į visą tai, nes gavome ir biologijos pamokas, gavome tiesiog aiškino, kaip tame dirvožemyje augalai sąveikauja. Čia yra iš Kroatijos Maja. Vežame traktoriumi augaliukus, medelius, tai yra alyvmedžiai. Alyvmedžius sodina todėl, kad jie suteikia pavėsį levandoms ir šaknimis pritraukia drėgmę į dirvožemį. Tai tas ūkis, kuriame mes buvom, yra eksperimentinis ūkis. Jame tiesiog yra nuostabi bendruomenė. Yra tikrai aplinkui daug ūkininkų, kurie teikia žaliavą Young Living. Ir tie ūkininkai vadovaujasi būtent C2C kokybės principų. Ir kas įdomiausia, kad, vat kaip Nikolas pasakojo, kai aš kažką sužinau, aš taip pat pasidalinu tuo su aplinkiniais ūkiais. Ir jiems nebereikia daryti tų pačių klaidų, kurias darau aš. Arba lygiai taip pat, jeigu reikia pagalbos, sako, aš sėdu ir važiuoju jiems padėti, bet jeigu man reikia pagalbos, tai jie sėda ir atvažiuoja. Tai, man čia tokia bendrystė pasirodė, tarsi šventas reikalas. Ir iš tiesų mes važiavom paskui pas vieną ūkininką sodinti levandinų. Tiesiog jisai, gal Nikolas paklausė, ar galima pažiūrėti, jisai sako, taip, sako, galite atvažiuoti, pasižiūrėti, atvažiuojam, sako, tai gal jūs norit padėti man? Tai žinoma, kad norim, pasodino taip pat ir dirbom ten visi, susandinom tuos levandinus ir toks vat nuoširdus, betarpiškas bendravimas. Tiesą sakant, nesu sutikusi dar taip. Man vat viskas, kas susijęs su šita kelionė, buvo pirmas kartas, labai įdomiai. Pirmas kartas tokios bendrystės, pirmas kartas tokio bendradarbiavimo, tokio draugiškumo, tokios pagalbos. Labai įdomu. Tai vat tiesiog įdomu, ar aš iš to, kiek tokioje būsenoje aš dar išbūsiu, nes aš dabar noriu visiems padėti. Norisi eiti ir tiesiog, kiekvienam žingsnėje padėti kažkam. Aš net parvežiau iš oro uosto kažkokį tai užsienietį viešbutį, mes pakeliui pasiėmėm, susirinkom ir nuvežėm. Vat iš to tokio natūraliai išplaukiančio proceso, kad padėti, dalintis, duoti ir nebijoti paprašyti, kad pagalba savo, tiesiog jeigu tai yra reikalinga. Čia Brit, ji užsiema truputėlį energetiniais dalykais, su eteriniais aliejais, pritaiko savo veikloje. Labai įdomiai sodino medelius atsisėdus ant žemės. Tai Nikolas labai juokėsi. Sakė, tu duodi. Tokia labai patogi žemė, žinai, pilna akmenų. Tai labai dūrė užpakalį. Čia levandos nežydi, jos yra pernykštės, bet kas įdomu, kad šitos sėklos levandų jau yra tenais dar viduj išsilikusios, tose nenupjautose. Ir mes prisirinkom tų sėklyčių ir jos praktiškai jau peržiemojusius, jų nebereikia šaldytuve laikyti, jas galima iš karto sėti. Tai gal pavyks ir man padaryti eksperimentą, aš ten prisižiūrėjau eksperimentų visokių ir pabandysiu pasėti ir žiūrėsiu, kas gausis. Jeigu ką, tai turėsiu iš Young Living sodinukų. Taip, čia yra Astrid, jinai yra salsos mokytoja. Ir kai mes sušalom į Ožio ragą vieną kartą ten belaukdami ant vėjo lietaus ir kol mums atveš maisto, tai jinai mus visus subūrė ir liepė šokti salsą. Ir mes visi šokom. Išsispyręs kaip ožys, Maksas sakė, ne, bet pritrūko poros vienos ir jisai irgi šokti. Tai paskui Nikolas sakė, žinote, čia kažkas tokio, kad Maksai ištemt šokt, tai to dar nebuvo. Čia yra, kaip čia man lenda pranešimai, čia yra iš Švedijos.
moteris, nuostabi moteris, Jessie, ji yra profesionali žurnalistė. Ji kuria nuostabius video ir interviu ir visa kita. Ir nuoširdžiai kviečiu, 17 dieną bus intervius jos būtent daromas irgi per Zoomą su vienu iš mūsų dar vienu bendražygiu, Nandr. Aš parodysiu, kaip jis atrodo skaidrė, vaikinuku, kuris turi nuostabią istoriją. Jis Janklivink yra nuo 11 metų. Nuo 11 metų jis nusprendė, kad jis nori dalintis informaciją su eteriniais aliejais ir jo mama jam labai padėjo. Jo mama tai buvo tokia panaši darbuotoja, kaip Nikolas ir Maksas dirba Janklivink kompanijai. Jie turi atitinkamas pareigas. Pavyzdžiui, jie irgi turėjo pareigą suorganizuoti šitą renginį. Tai buvo jų iniciatyva ir jų darbas. Priedo mums padėjo, jiems padėjo. Tokie nematomi darbuotojai, kurie užsiėmė administraciją, reguliavo, dėliojo, o jau šitie du vaikinukai mus visur vežiojo patys, išsinuomojo autobusiukus tiesiog ir mus visur vežiojo ir rūpinosi mumis ir teikė maitinimą. Maitinimas buvo fantastiškas, kažkoks ten veganiškas, ekologiškas, pets ten šitų atveždavo, kažkoks ten darė šefas virtuvės, pietus kažkoks darė šefas. Viešbučio mūsų šeimininkas darė mums pusryčius ir vakarienę. Tai buvo įdomu. Aha, ar matosi šita moteris iš Australijos? Ji, Colleen, ji gyveno Londone dabar, dėl to neatvažiavo čia. Jinai net neužsiema Janklivink veikla, bet jinai vartoja eterinius aliejus ir jaučia jų naudą. Ir vėlgi tas pats gamtos pajautimas, kas vienijo mus visus, tai būtent gamtos pajautimas. Ir štai tas Nandr, tas vaikinukas, kuriam dabar 19. Ir aš pasidalinsiu tikrai Zoomo nuorodais, jis man atsiuntė. Pasidalinsiu su visais ir kas norės, tikrai galės prisijungti ir paklausyti jos asmeninės istorijos, nes patikėkit, juokiausi iki ašarų, juokėmės visi tiesiog iki ašarų. Jisai taip nuostabiai sugebėjo papasakoti ją, kaip jisai, iš tiesų stengėsi, norėjo, darė. Šiaip jis tai darė raindropą, mes visi labai stebėjomės, ką tu, sakėm, tu nuo 9 metų raindropą žmonėm pradėjai daryti. Ne, jisai sako, ne nuo 9, aš nuo 11 pradėjau metų daryti raindropą žmonėm. Tai, toks nerealus vaikinukas, jie savo paieškos kelyje, savo ieškojimuose. Ir tas Zoomas, kuris bus, tai irgi tarsi Jessie pagalba jam, kad jisai tą istoriją papasakotų ir padėtų jam, tiesiog atrasti save, kad jis galėtų siekti savo tikslų. Ir čia Nikolas su Maksanse. Čia jau ne eksperimentinis ūkis, čia yra levandų ūkis. Gal tu, Monika, dar gali pasakyti, kas yra Nikolas. Tai yra, būtent jo tėvas buvo Gary Youngo draugas. Ir jie kartu, jisai atvažiuodavo Gary Youngas į Prancūziją ir jie bendradarbiavo. Ir jie kartu ir tyrinėjo, ir atradinėjo, ir kartu ir augino levandas. Ir kaip aš supratau, ta draugystė buvo labai labai ilga. Ir jeigu einant toliau, čia dabar truputėlį bus išmėtyta, tai aš pakeliui papasakosiu būtinai. Bet čia mūsų pietus, vienu žodžiu, Ningxia trolėjosi laisvai. Tam, kad mes ištvertume matyti darbą. Aš taip įsivaizduoju, nes
Darbo buvo nemažai. Vat štai jūs matote krūvelę mulčio. Čia yra arkliukų mėšlelis sumaišytas su distiliuotomis levandomis jau. Ir visą šitą mes turėjom išbarstyti laukuose ant medelių. Savo rankomis, su šakėmis. Traktorium veždavo ir mes šitą va krūvelę gražią barstėm. Va, čia aš išsidrėbusi. Pasirodo, tai šitas levantų eterinis aliejus, kurį mes gaunam, praktiškai yra 98% iš šitų Prancūzijos ūkių, kurie ateina mūsų buteliukuose Europoje, ant mūsų stalo, kurį mes įsigijame, tai yra būtent iš čia, iš visų šitų bendradarbiaujančių ūkių. Ir tai yra distiliatorinė, čia yra ir distiliuojamas jisai. Truputėlį mūsų supažindino vaikinukai, papasakojo, tas buvo labai įdomu, kad visi tie pasakojimai vyko vėlgi labai betarpiškai. Ir labai įdomu buvo klausytis, nes parodo kiekvieną kampelį, aprodydavo be jokio oficialumo, tiesiog leido mums sulipti į konteinerį, patys įlipo, vat čia rado seno levandino, dabar yra, kadangi ne sezonas, šita distiliatorinė neišvalyta, neparuošta, neparengta, neišplauta, bet seno levandino rado. Tai vat jie čia iš tų distiliatorių ištraukė, supylė į tokį buteliuką ir leido mums tiesiog pabandyt, pauostyt, kuo tai skiriasi nuo levandų. Turėjom biologijos pamokas. Čia buvo mūsų mokytoja. Dalina mums arbatą padarius iš visokių augaliukų. Apie ką buvo tos pamokos? Pamokos buvo apie augalų bendradarbiavimą. Pavyzdžiui, garstyčia nupjauta į dirvožemį išskiria azotą. Arba, pavyzdžiui, ankštiniai augalai ant savo gumbelių, ant šaknų turi tokias tarsi bakterijų veisyklas, kurios tiesiogiai į dirvožemį išskiria azotą ir nereikia jokių trąšų. Tai vat man šitas augalų derinimas, auginimas ir dirvožemio paruošimas tokiu natūraliu būdu turbūt paliko patį didžiausią įspūdį. Nes tiesiog, aš jau dabar neatsimenu, ar Maksansas ar Nikolas pradėjo knistis tarp žolių elementariausiai ir traukti visokias žolės į viršų. Ir mums rodyti ir pasakoti, kaip kas sąveikauja ir ta priežiūra to ūkio yra labai įdomi, kai pamatai, kad kokios trąšos, apie ką kalba. Viskas yra taip suderinta augalas su augalu, kad vienas kitą papildo ir vienas kitam padeda. Aišku, ten yra ir tokių augalų, kurie yra nepageidaujami. Tai tuos augalus jie tiesiog rauna. Vat jie tiesiog, tai yra rimtas dalykas, jie tos augalus rauna, jie tos augalus turi dirbti ties tuo, bet kai pagalvoji, koks tai yra darbas ir kaip pats padirbi, tai tada tie eteriniai aliejai pasidaro kažkodėl labai labai pigus. Ir vat kai žmonės sako, kodėl kaina tokia aukšta, tai vat tas dabar manęs visiškai nebestebina, nes ten yra atsižvelgiama į kiekvieną mažiausią smulkmeną, pradedant dirvožemiu, renkant sėklas, auginant populiacinius sodinukus ir baigiant distiliavimu ir visais tais tyrimais. Galbūt šį kartą tyrimas buvo skirta mažiausiai dėmesio, bet vat štai čia yra šita puokštė augalų. Mes čia matome ir garstyčią, mes čia matome raudonėlį, čia avižos. Jos nereikalingos, vat jos bus išrautos. Rankiniu būdu tiesiog.
vat čia dar vienas augalėlis bendradarbiavimui. Ir tiesiog man kilo noras nufotografuoti visą šitą. Prie ko čia raudonėlis? O prie togi, kad eksperimentiniam ūkyje yra sodinamos 3 eilės lavandų ir 3 eilės raudonėlio ir paskui sodinami alyvmedžiai ir sodinami migdolai. Bet migdolai pasirodo susirgo. Ir dabar jie naikina sergančius migdolus ir augina daugiau alyvmedžius. Nikolas su savo šuniuku. Va, čia Nikolas pasakoja apie savo garintuvo gimimą. Ar galiu aš pasakyti, kad Nikoleva, šitas jaunas vaikinukas, jisai yra atsakingas, jisai yra direktorius ūkių Europoje, Rytų Azijoje ir Afrikoje. Va šitas jaunas vaikinukas, jisai yra direktorius visuose ūkiuose, ne tik tai Prancūzijoje, jisai gyvena Prancūzijoje, jisai kilmės yra prancūzas, jo tėtis buvo, gal ir tebėra, nežinau, šitą Landelis pavardė, Prancūzijoje buvo prancūzų lavandų, augintojų prezidentas, žodžiu, jo tėtis. Ir kai jo tėtis susipažino su Gary Youngu, beje, atsimeni, Monika, atsimeni tą knygą, kur irgi ant knygos yra, reiškia, užrašyta ir biografijų Gary Youngo, yra parodyta, kad tada Nikolė sėdėjo savo tėčiui ant nugaros. Buvo jam kiek mėnesių. Nepilnai metai buvo, ar ne, kai Gary Youngas susipažino su jo tėčiu, tuo metiniu, reiškia, lavandų augintojų asociacijos prezidentas, va, kaip vadinosi jo ta visa. Tai va, tai Nikolė dabar, kiek jam nežinau metų, yra virš 30, nežinau, žodžiu. Jisai yra atsakingas Janklivingė už visus, reiškia, ūkius tuose. Jo, ir tai pasakoja apie tai, apie kaip keičiasi kartos. Jisai minėjo, kad vat, jisai būtent yra ta antroji karta. Va, pirmoji buvo jo tėvas kaip augintojas, bet jis, kas įdomiausia, tu dabar išvardinai daug jo visokių direktoriavimo pareigų, jis nei vieno karto mums to neminėjo. Jis save pristatė mums kaip ūkininką. Taip. Sako, aš esu ūkininkas ir sako, tai yra mano aistra ir aš darau eksperimentus šitame ūkyje. Ir tai yra iš tikrųjų įdomu, nes šį kartą mes sodinom ir klonus lavandų. Mes klausime, kodėl mes sodiname klonus, nes yra toks dalykas kaip populiacija. Va čia dabar Nikolas rodo mums, aišku, turbūt nežinau, ar matote, lavandą ir laukinę lavandą. Vienoje rankoje yra angustifolija, o kitoje rankoje yra laukinė lavanda. Ir jas sukryžminus gaunasi lavandinas. Tai va, bet įdomiausia tai, kad dėl ko Jankliving augina iš sėklų lavandas, dėl to, kad yra populiacinės lavandos, kur kiekvienas krūmas turi savo ypatybę. Kiekvienas jis yra kitoks. Kiekviena ta lavanda turi tam tikrų savo savybių. Ir tai yra turbūt labai vertinga ir įdomu. Kita vertus, aišku, ir išeiga yra mažesnė eterinio aliejaus ir jis tai yra brangesnis. Ir yra labai sudėtinga užauginti, nes ten dabar, pavyzdžiui, jie sodino iš sėklų, tiesiai sėklą sodino į dirvą keletą eilių. Kas buvo labai keista, nes, iš tikrųjų, ir turėjom atsargiai vaikščiot, kad neužlipti ant tų sėklų, ten su savo visais medeliais, alyvmedžiais. Bet 3 eilės sodino ir klonų, būtent lavandų atrinktų klonų, ir mes klausim, kaip tai, taigi sytų kokybė. Jisai sako, čia eksperimentas. Ir kai aplinkiniai ūkiai paklausė, o kodėl tu taip darai, tai sako, aš ne vien tik tai žodžiais tada pasakau, kodėl aš taip darau, bet aš galiu parodyti pavyzdį konkretų, kodėl aš taip darau, nes aš padariau eksperimentą ir tą užauginau. Ir tai tęsiasi, aišku, ne vienus metus. Bet kaip ir minėjau, tas bendradarbiavimas,
jisai yra labai, labai svarbus dalykas. Būtent, jisai dalinasi visą informaciją su visais Janklivink ūkininkais aplinkui. Ir tai yra labai svarbu atsakymas į šitą klausimą ir turbūt ne vien tik Janklivink ūkininkams, bet ir visiems kitiems ūkininkams, kodėl Janklivink renkasi būtent sėklas, o ne klonus. Va, bet sako, jeigu daryt atitinkamai bando, jie eksperimentuoja, sako, darysim, žiūrėsim, kas iš jų išauks, ar jie iš vis išauks. Va, tai O aš tai, tikiu. o tai kokį jis parodė pavyzdį, būtent sodindamas tas sėklas? Nu, mes žinom, ta prasme, bet va dabar jis darė tą eksperimentą ir jis jau anksčiau tą eksperimentą yra daręs, ne? Ne, klonus jisai sodino pirmą kartą. Aha. Bet ką jisai nori parodyti tiems ūkininkams? Ką jis nori parodyti? Kad vertė eterinio aliejaus yra kitokia išgaunama? Manau, kad taip. Manau, kad pirmiausia tai nori parodyti tyrimų rezultatus. Tyrimų rezultatai tai yra ir cheminių tyrimų rezultatai tame tarpe. Jo. Tai, kas išgaunama, kokia yra vertė eterinio aliejaus, kokia yra išeiga, nes skaičiuojama šiaip tai yra viskas. Jie skaičiuoja viską ir išeigą, ir kiek gauna, ir kokia vertė, ir koks tai yra eterinis aliejus. Nes, aišku, kokybė jiems yra svarbiausias dalykas. Kokybė jiems yra svarbiausias dalykas. Tai, Janklivingui. vienareikšmiškai. Čia yra būtent tikroji levanda angustifolija. Vat čia tokių aš prisirinkau ir stiklyčių parsivežiau. Čia sodina jau levandinus. Vėlgi, tiesą sakant, nelabai mes ir supratom, bet šitie levandinai yra plikom šaknim. Bet panašu buvo tai, kad jau čia ne eksperimentas, nes jie tas plikas šaknis tiesiog taip ir dėjo. Matyt, tai jau yra išbandyta šita technologija. Ir jie šituos levandinus sodino plikom šaknim tiesiai, va taip atvažiuoja traktorius. Iš karto Nikolas atsisėdo, iš karto bendradarbiavimas vyksta. Iš karto, atsiprašau, laidą tik prisijungsiu, iš karto jisai dalinasi savo pagalbą. Vienareikšmiškai, bekompromisiškai. Tiesiog, vat čia ir dabar reikia pagalbos ir aš ją duodu. Bet, kodėl aš apie visą tai pasakoju? Nes man labai susisiejo viskas su Janklivink veikla. Kad va tavo bendruomenė, jinai, ta bendrystė yra esmė bendrystėje, kad aš esu čia tam, kad tau padėčiau. Tam, kad tau padėčiau išspręsti tavo problemas. Ir man taip, tas augalų tas bendradarbiavimas ir tas žmonių bendradarbiavimas. Ir viskas tarsi tose pačiose vibracijose, tam pačiam lygmenį, kad tarsi viskas organiškai susiję. Tai šitas man pasirodė labai svarbu ir savo akimis pamatyti, kaip tai vyksta augalų dirvožemio sąlygom arba žmonių bendrystės sąlygom. Man, pavyzdžiui, buvo vienas didžiausių įspūdžių. Tai Pamatyti tą... Atsimeni, Monika, tą Janklivingo šūkį be kompromisų, ne? Kažkada Iš širdies į širdį. Iš širdies į širdį ir be kompromisų, reiškia, eteriniai aliejai, kurie gaminami, ar produktai, ar eteriniai aliejai, yra be kompromisų. Ir tu iš esmės visą šitą ir pamatėjai ūkį, ar ne, kad nėra nuolaidžiaujama, ar ne. Aišku, čia paskui jau tyrimai labai gerai parodo, bet esmė, kad jie tą ir daro, ir tuos tyrimus tam, kad... Jie tą ir daro, bet jūs man parodykit dar nors vieną kompaniją, kuri sodintų, pavyzdžiui, klonus, tam, kad parodytų, sėklos visgi geriau. Tai šitas labai įdomu buvo. Tas toksai bandymas visais būdais, netgi darbų, parodyti, kad pasižiūrėkite tai, ką mes gaminame, ką mes turime. Ir turbūt tai yra labai svarbu. Bet tai jisai nori parodyti tą kitiems ūkininkams tam, kad ir tie ūkininkai pradėtų auginti, ta prasme, sveikas tas lavandas ir kokybiškai eterinį aliejų gamintų, ar ne? Nes, ta prasme, čia jau nebe apie konkurenciją kalba, čia apie tai, kad kuo daugiau žemėje bus, kuo daugiau bus prekyboje iš tikrųjų tikrų eterinių aliejų, ar ne? Tai tuo geriau bus visiems jų užteks.
ir visi galės gauti tą naudą savo iš tų eterinių aliejų, ar ne? Nes vien tik janklivingas neaprūpins viso pasaulio lavandomis. Jo, Niekas. labai įdomu, tiesą sakant, nes kiek jie mums pasakoja, aišku, mes dabar to nematėme, bet vasarą važiuojant, kai žydi levandos, daugumo jos žydi labai gražiai. Mhm. Tai būna labai gražus krūmai, tai būna graži spalva, tai būna arba violetinė, arba šviesiai violetinė, būna balta, netgi visokių rūšių, bet visos jos vienodos. Mhm. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jos visos klonuotos. Ja. O sako, atvažiuoja pas mus ir mato, kad jos aptriušusios truputėlį, piktžolio aplinkui pilna, kažkas ten dar auga būtinai toje žemėje, ne vien tik levandos, bet dar kiti augalai. Vat dabar dar alyvmedžius jie įtraukia į visą tai ir dabar yra koks interesas, kas kiek eilių juos pasodinti, kad tas šešėlis būtų gerai ir tos drėgmės užtektų. Tai, nu, vat visą tai jie daro, bet tos sėklinės levandos atrodo visai kitaip. Ir koks yra minusas klonų? Didžiausias tas, kad jeigu kažkas suserga, tai jie visi ir suserga. Wow. Nes išskirtinės sėklinės levandos, jeigu vienas krūmas susirgs, tai nereiškia, kad kitas susirgs. Nes kiekvienas turi savo imunitetą. Geras. O čia jeigu susirgs, tai vat kaip mums palyginimą su bananais davė. Sakė, visi bananai yra iš klonų padaryti. Ir sako, jeigu jau susirgo, nu tai viskas ir va čia kažkokia valstybė buvo visi bananai ir sudeginti. Nes, nu, jie susirgo, viskas. Ir jie neturi tam kenkėjų imuniteto, o kai sodinama iš sėklų, Ja. tai vienas krūmas kažkas atsitiko, kitam neatsitiks. Ja. Nes jisai turi savo imunitetą, jisai yra savitas, tai yra populiacinė levanda, taip ir vadinasi, populiacinė levanda iš sėklos. Ir dabar aš dėl to supratau ir suvokiau savo akim, tiesiog pamačiau, kodėl tie eteriniai aliejai taip veikia. Nes jie turi visų augalų gydomąsias savybės. Taip. Jie turi visų augalų prisigraibę, nu tiesiog kai daro tą eterinį aliejų, taigi jie suveža iš visų ūkių tuos augalus ir juos distiliuoja, tas levandas. Ir tame eteriniame aliejuje, užaugintame būtent ekologiškom sąlygom, ten, kur nėra jokių pesticidų, jokių trąšų, jokių chemikalų, kur viskas tręšiama, vat kaip tą krūvą matėt skaidriai, išdistiliuotos levandos ir šitas gerkliukų, tas mėšlelis, sumaišoma ir tręšiama viskas. O visa kita duoda augalai žemę, azotą, duoda augalo šaknis, bakterijos gyvena ant augalo šaknų ir tas augalas atrodo piktžolė, ar ne? Važiuojam levandos, ai negražiai atrodo, kažkokios nutriušusios ir dar piktžolės auga. O iš tikrųjų tai yra subalansuota, visa šita sistema yra sukurta taip, kad toms levandoms būtų kuo geriau, jos gautų viską, ko joms reikia iš to dirvožemio, jis būtų paruoštas. Ir tuo tarpu atiduotų į eterinį aliejų mums žmonėms visą ką geriausio, ką jos turi. Ja. Tai, nu, kažkoks stebuklas tiesiog. Ir kai visą tai išsiaiškini iš pagrindų, tau išrauna, tau augaliukas su šaknim ir parodo, kaip ten, koks tas gumbelis atrodo, kur gyvena tos bakterijos, kur azotą ten paleidžia tą dirvožemį. Nu, tiesiog savo rankom paimi, pamatai, pačiupinėjai ir priėmi taip, kaip visatos dovana. Va. Nedaug yra tokių, iš tikrųjų, tiksliau iš vis nėra tokių augintojų ir gamintojų eterinių aliejų pasaulyje, pasaulio mastu, kurie vat, būtent šitaip galvotų apie patį augalą, koks jisai užauga, kokia jo imuninė sistema ar ne, ir ką tada mes gauname eterinėme aliejuje. Tiesiog augina augalus, išdistiliuoja, bile kaip augina, bile kaip distiliuoja ir parduoda tiesiog kvapelį, ar ne? Nu, kodėl? Nebele kaip, augina su tikslu išgauti kuo daugiau eterinio aliejaus, nes viskas, visiems rūpi uždarbis, ne, kuo daugiau užsidirbti. O išeina taip, kad jį distiliuoja iš tam tikros rūšies levandų, iš vienos rūšies. Ir jį distiliuoja trumpai. Taip. Tuo tarpu Janklivink distiliuoja iš populiacinių levandų, iš lavandula angustifolia,
konkrečiai, bet tai yra populiacinės levandos užaugintos iš sėklų ir distiliuoja labai ilgai. Mhm. Distiliavimo procesas vyksta tol, kol augalas atiduoda visas savo molekulės ir sunkiasias tame tarpe. Ne vien tik tai tos, kur eina į parfum, į tą kvapą, ne? Bet atiduoda visas tas esminės, visas pagrindinės molekulės. Tai čia vėlgi su ta distiliacija. Atrodo, nu gerai, aš tada distiliuosiu 2 valandas. A ne, pasirodo, jeigu tu distiliuosi ilgiau, vėl bus blogai. Nes tada ta molekulė, kuri jau išėjo paskutinė, jinai pakeis savo sandarą. Todėl jie sėdi ir žiūri laikrodį. Tiesiog čia ir dabar ir stebi visą tą procesą, kad jie nenukryptų nuo tų normų. Ir, nu, tiesiog, sako, vat pas mus, kai vyksta tas distiliavimo procesas, tai, sako, yra pats baisiausias laikas, nes iš tikrųjų ūkininkai veža visi tas levandas. Ir jeigu atkreipė dėmesį, kvadratiniai buvo tie, aš gal dar toliau čia bus tų nuotraukų, buvo kvadratiniai konteineriai. Čia augalai eina, čia mano matai eina, čia bitės eina, bet tai aš manau, kad gal nesmė. Va, matot, kokie kvadratiniai konteineriai. Ir jie sugalvojo, kad jie tiesiog iš karto supakuoja tokius kubikus tos levandas, kad nepražiopsoti būtent to distiliavimo laiko. Ir krauna čia iš karto tokius kubikus. Juos išdistiliuoja ir paskui jau išverčia visą tai, kas išdistiliuota į tą lauką, į tą krūvą. O eterinį aliejų paskui vyksta tas separate, kaip va, tas va, separacinis tas procesas, kur jie atskiria eterinį aliejų nuo hidrolatų. Taip. Va. Bet kadangi jiems yra, visi pradeda vežti levandas ir jiems labai svarbu nepražiopsoti, nei per ilgai, nei per trumpai. Tai va dėl to jie tuos kvadratinius tokius konteinerius sukūrė. Nu vėlgi, sakau, man tai buvo kosmosas, nes kai pagalvoji, ant kiek žmonės dirba, kad tai būtų padaryta pati aukščiausia kokybė iš galimų. Va, mes matome dabar tuos kvadratinius tokius boksus, į kuriuos yra va, iš karto dedama, iš karto sukraunam ir iš karto distiliuojama. Nu, čia mūsų komanda. Va, čia mūsų komanda. Čia mūsų stalas, čia va distiliatorinė, čia išvirto jau pavalgęs, čia nerealus šuo, o va čia yra tie kloniukai, kuriuos mes sodinam. Vat būtent šitos levandų irgi angustifolija, bet tam tikra rūšis. Ir tiesą sakant, mums vieną dėžutę atidavė, mes ją išsidalinom. Ir man pavyko stebuklingų būdų 3 atsivežti tos kloniukus. Tai dabar bandysiu pasisodinti ir žiūrėti, ir užaugs gal kas nors. Va, Klausyk, mano klausimas, tie klonai, tai čia yra, kur rodai tuos mažuose, tuose indeliuose. Prieš tai va skaidrė, tai čia jie yra atskirti nuo pagrindinio krūmo, ar ne? Taip, čia yra nuo pagrindinių krūmų atrinkti buvo krūmai. Tie krūmai, kurie jiems atrodė duodantis geriausių derlių, tam tikros rūšis, matyt. Ir tiesiog šakelėmis sudaiginti. Sudaigintos tos šakelės. Ir tos šakelės va sudaigintos mes dabar jas čia matome. Okay. Ačiū. Va, ir jos buvo susodintos, mums reikėjo jas susodinti į dirvą. Pietų mūsų stalas, mes va taip vat valgydavom pietus. Čia pat lauke atsisėdi, pavalgai, tai vat vieną kartą buvo lietus vėjas, tai mus kažkur kitur vežė. Čia iš biologijos pamokos dar. Ten tas lavandas gali atsukti, ten labai įdomus dalykas. Ten yra lavanda, lavandinas ir va čia va. Taip, čia yra laukinė latifolija, laukinė lavanda. Jo. Varpinė lavanda, jeigu lietuviškai. Čia yra angustifolija, tai čia vat būtent ta populiacinė tikroji lavanda. O čia levandinas. Ir šitas 2 sukryžminus gaunasi levandinas. Nors atrodo taip pačiai kaip lavanda ir netgi kvapas ir netgi iš jų eterinį aliejų padaro, bet tiesą sakant, tai kvapas gerokai skiriasi. Nu, aštresnis. Arba jau mūsų uoslės išlavintos labai. Nu, jo, bet jis panašus labai, panašus. Jis tiesiog turi daugiau kamparo. Nu va,
Taip. Jis turi daugiau kamparo ir tas vat kvapas toksai aitresnis, toksai žalias tarsi. Laukinė levanda taip pat turi tokio truputėlį žalio to kvapo, o šita levanda jau mūsų angustifolija, jinai tokia, bet jinai turi labai daug įdomųjų savybių pagal savo cheminę sudėtį. Bet Tai va veikimo tas, principas abiejų yra skirtingas, lavandų langustifolija ir lavandinas. Jų veikimo principas ant žmogaus kūno yra skirtingas, ar ne? tai dėl to, kad jų cheminė sandara yra Jo, skirtinga eterinio aliejus. jo. Į laukinės levandos ir šitos taip pat skiriasi. Čia irgi yra skirtinga cheminė sandara, bet ant kiek negaliu pasakyti, tik tai žinau, kad vat, jeigu su levandinu lyginant, levandinas turi daugiau kamparo, man rodos, laukinė levanda irgi turi jo daugiau. Lavanda iš vis neturi kamparo. Nežinau, kokį kiekį jinai turi. Kažkokį turi, bet gal labai nedaug. Enciklopedijoje net neparašyta, man rodos, jo yra. Reiktų pasižiūrėti, tiesiog atsiversti ir pasižiūrėti. Jo, ta nuotrauka įdomi, čia per padidinamą stiklą, va, alyvmedžiai. O tai ką, tokie alyvos jau tokio dydžio yra alyvos vaisiai? Šito alyvmedžio vaisiai? Nu, kur dabar prapuolė tuoj? Nu, nesvarbu. Dabar žiūrėk, čia viskas nuo pernai metų užsilikę. Geras. Juoda, žiūrėk, kokia Tiek ir sėklos, tiek ir tos alyvos. Geras. Čia nuo pernai metų, kas vat, išsiliko, tai dėl sėklų tai buvome ramus, nes rinkom skynėm tai, kas nenupjauta. Buvom ramus dėl to, kad jos jau yra peržiemojusios, nes Nikolas vadalinosi, sako, žmonės dažnai nusiperka sėklų ir stebis, kodėl nesudygsta. Nes sėklos yra neperėjusios savo gyvenimo natūralaus periodo. Jos turi būti perėjusios. Tai vat, jeigu mes nusiperkam ir norim, kad iš tikrųjų levandos sudygtų, tai mes turime tas sėklas kišti į šaldytuvą, traukti atgal, kišti šaldiklį, vėl dėti šaldytuvą, vėl traukti į lauką, vėl kišti šaldiklį ir taip keletą kartų ir tada jau jos bus perėjusios savo tą žiemojimo ciklą. Tada jos sudygs. Tai vat šitas toks momentas, kad tos sėklytės, jos vat jau yra dabar, kur mes jas susirinkom, tai aš manau, kad jau jos turėtų, nu vat, tie bachuriukai ištisai, vat, makaluojasi, ištisai, jie negali kitaip. Nu, toks, vat, bet buvo labai smagu. Kita vertus, tas ištisinis toks geras humoro jausmas, ypač suartina kažkokiuose sudėtingesniuose darbuose, nu, kur iš tikrųjų reikia paplušėti kažkiek, tai va, visokius augaliukus rinkom ir vat, kiekvienas jų turi įtaką dirvožemiui. O kas Čia yra laukinis čiobrelis. Mes šitą maišą nuvežė mūsų į mišką, išdalino žirklės ir išvarė dirbt. Susirinkom, prikrovėm į maišą ir šitą maišą vežam, dabar išsidistiliuosime. Nikolas įsigijęs, čia apie šitą draugą. Nikolas įsigijęs naują distiliavimo aparatą. Aš noriu dabar parodyti distiliavimo aparatą, bet jisai man gal neįsikėlė. Nu gaila, aišku, kad neįsikėlė, bet nieko tokio. Toks rankinis distiliavimo aparatas. Bet ten yra įdomu tai, kad garas pereina, hidrosolis grįžta atgal į distiliavimo kubilą, puodą, sukasi ratu. Ir tokiu būdu dar geriau išgaunama molekulė eterinio aliejus. Nes jau nebe, tas vanduo nebepasisavina iš augalų, jis jau yra pasisavinęs tas medžiagas. Ir iš naujo jau nebepasisavina. Jis tiesiog tik tai cirkuliuoja, kad tą eterinį aliejų išstumtų. Tai va tas vat įdomus buvo toksai naujovė. Džiaugias tuo, bet vat gaila, negaliu parodyti nei to hidrolato, nei to kvapo, negaliu pasidalinti, nes, na, kai sakyt, privalumas online toks, kad online tik tai per kompiuterį. Tai ką, tokį postą padarysi, dar kur nors pasidalinsi, nes... Aš manau, va, čia tas vaikinukas
truputėlį papasakosiu, kame ta esmė. Esmė ta buvo, kad nusifotografavo su Mary jisai ant scenos, nes, nu, ta prasme, jį pasikvietė kaip 11 metų vaiką pasidaryti nuotraukos. Nu ir mama užklijavo tą nuotrauką ant sumuštinių dėžutės. Ir jisai nešdavosi į mokyklą pietų su šitą dėžutę, sako, vaikai užpuldavo, sako, čia kas tavo močiutė? Ir sakė, nuo to laiko, sako, aš pradėjau bijoti žmonių. Va, bet jisai dalinosi toliau ir laikraštis vietinis parašė ir įdėjo nuotrauką ir vietinį laikraštį jį su šita dėžutė. Vietinis laikraštis jo sumerė. Nu, tai yra neeilinis vaikinukas. Aišku, fainiausia bus, jeigu jūs patys pasiklausysit jo istorijos, labai kviečiu dar kartą 17 dieną balandžio. Tikrai įkelsiu nuorodą, jau ją turiu. Va, o čia toliau pas mane yra laukinė levanda. Taip, čia yra laukinė levanda. Jeigu matote va šakelės tokios, tai čia yra laukinė levanda. Mes, kai rinkom čiobrelį, tai radom ir levandų laukinį. Va. Tai sėklų irgi pasiėmiau, bet nežinau, ar Lietuvoje sudygs. O čia yra einkorn. Čia yra, jisai jau išvalytas vienu valymu. Gavom dovanų, tai buvo mūsų turbūt ir buvo va šita dovana. Vienintelė, kad yra, čia yra miltai ir yra dribsniai einkorno, to vienagrūdžio. Vėlgi apie einkorną Gary Youngas yra parašęs ir knygą, ne? Jo, yra Ir kad nuostabi knyga. daugiau žinai Nuostabi knyga yra. apie tai, jo, apie tą nemodifikuotą, tikrą natūralų kvietį, kuris turi nepaprastai tvirtą apsaugą, už tai jam susirgti labai sudėtinga, tie palyginus su tais gležnais kviečiais, kuriuos dabar augina ir kuriuos mes naudojame, tai nieko panašaus, ten tokie leisgyviai vargšiukai, augaliukai, kad, na, išgauti iš jų vien tik tais tą miltą švarų būtų paprasčiau, nes su šituo susitvarkyti dalykų, tai tikrai nėra lengva, aš filmavau net procesą visą valymo, jis yra valomas kelis kartus, kad pavyktų jį išlukštenti iš tos apsaugos ir palikti tuo tarpu, nu, iš tikrųjų visas tas gerasias maistinės medžiagas, jau čia mes apie maistą dabar kalbame. Va, tai mes buvome toje gamykloje. Čia yra levandinas. Vat, galiu dar apie einkorną dėti, va dėl to jų neaugina iš tikrųjų masiškai, augina tą baltą kvietį, tą pavojingą grūdą, kuris vestas, išvestas, modifikuotas ir taip toliau, kuris sukelia mums tą glikemijos indeksą, ar ne? O šitas einkornas, iš kur Gary Youngas gavo sėklas, per, žodžiu, konvencijoje, pačioj pirmoji konvencijoje Europoje 15 metais, jisai rodė dokumentinį filmą tokį apie archeologus, kurie iškasė senovinę šventyklą po žeme Turkijoje, nepamenu to miesto, galima susirasti. Ir toj šventykloje buvo išlikę 12 000 metų senumo šventykla ir joje išlikę buvo grūdai. Tai aišku, tais laikais niekas jokiais pesticidais jau ten nenaikino ir nesaugojo, vadinkim, ar ne? Tai va tuos grūdus jisai išsipirko ir jisai juos pasodino. Tai va kokie čia einkornai yra, nes Young-Livingas sodina iš savo grūdų, iš savo sėklų, jų niekur neperka, o augina savo ir išaugina. Tai va šitos sėklos yra atėjusios iš to laikmečio. Tai va. Ir kas įdomiausia, kad ir išlikusios tokios pačios. Tai va čia turbūt ir yra tas genialumas išlaikyti vertybę. Tai va tokia vertybė išlaikyti tą natūralų augalą nepakitusi, nors jį sunku auginti, jį sunku apdirbti, yra sudėtinga susitvarkyti su juo, bet esmė yra ta, kad turbūt, kad tai yra geriausios maistinės medžiagos iš galimų, jeigu kalbėt apie kviečius. Tai duoną valgiam tik tai iš einkorno ir paskui kiekvieną dieną valgydavom ir pusryčiams,
Ne, pusryčiams gal ne, bet pietums ir vakarieniai tai būtinai būdavo košė iš einkornų. Vienareikšmiškai. Tai maitino mus pačiu geriausiu manomu maistu, kad tik tai mes gerai atliktume tą darbą. Nes, nu, jeigu tu žmogaus neduosi žmogui, nu, nesudarysi sąlygų žmogui, tai, nu, ką jisai gero tau padarys? Vėlgi, tai ar tikrai jisai pasodins ir atidirbs ir padarys? Jeigu nesukursi tam tikros atmosferos, tai ką mes turėsime iš to? Va, čia levandinas. Matosi, kad ilgesni tie vat, augalai, tiesiog lapai ilgesni. Va, čia nusifotografuoti galite šitą. Tiesiog mūsų supažindino truputėlį apie apie Bosveliją pasakoju. Ir kad Young Living nuolat daro tyrimus ir Young Living nuolat bando sukurti kažką labai gero žmogui. Tai jie nesustojo ties tuo, ką turi, bet visą laiką eina tolin. Visą laiką tik į priekį eina ir kad būtų kuo geriau. Tai čia yra konkrečiai Mahmoud Suhail. Čia yra tas mokslininkas, kuris PubMed rasite daug jo straipsnių apie Bosveliją, bet Young Living, kaip supratau, su juo bendradarbiauju. Ir būtent jis padeda kurti produktus Bosvelyje. Tarkim, kremus, tarkim, daro tyrimus apie Bosveliją, kokios yra gydomosios medžiagos Bosvelijos. Tai nors mes kaip ir eterinį aliejų laikome kaip kosmetinį produktą, bet atsivertus PubMed puslapį, čia galime būtent įsivedus jo pavardę, galime rasti mokslinius tyrimus, kas yra padaryta, kad sužinotume konkrečiai apie gydomąsias eterinių aliejų savybės. Tai čia konkrečiai apie frankincenso, apie Bosvelijos gydomąsias savybės. Va, tai su šituo Iš tikrųjų. Labai gerai informacija. Va, nu čia truputėlį gal matosi, kaip aš bandau sodinti tuos augaliukus, kuriuos paskui dar reikia, pravažiavus traktorium, dar reikia kojom apeiti. Čia nėra taip, kad vien tik tai taip susodini ir jau gerai. Va, čia gal geriau matosi, kaip ranka įeina į vidų, reikia labai atsargiai, nes jeigu truputėlį šono, tai liksi be rankos. O Dieve. Bet aš visą laiką stebėjausi, žinote dar kuo, kas man paliko labai didelį įspūdį. Aš stebėjausi riziką, nes ten tiek rizikos. Vat, nu, bet kuris mūsų galėjo palikti savo ranką, pavyzdžiui. Bet kuris augalas, dabar dirbom, kiek jie dirba, visą pavasarį dirba ir paskui 3 metų eksperimentas nueina šunį ant uodegos, nes kažkas atsitinka ne taip. Ir nepaisant to, jie mokosi iš savo klaidų ir drąsiai eksperimentuoja toliau. Tai reiškia, ant tiek toks pasitikėjimas, kad aš eksperimentuoju ir viską darau, nu, pavyzdžiui, traktorius. Nu ir ką, nu atsisėdo žmogus, nemoka važiuoti traktorium, gali nuvažiuoti belenkur. Bet jie tiesiog, va, tas tikėjimas ir pasitikėjimas. Tu gali, tu padarysi. Nu ir kas, kad tu nežinai. Ir vis tiek tu padarysi. Sėsk ir daryk, kokios problemos. Ir tas irgi labai stebina. Nu tiesiog, nu išverčia iš koto, nu ir kas. Bet aš tikiu, aš pasitikiu, nežinau kuo, tavim visą tą aplinkybėmis, viskas bus gerai. Daryk. Tiesiog daryk. O jeigu bus kažkas negerai, nu kągi, prisimsim tai atsakomybę, nu kaip klaidą prisimsim. Bet vat kas įdomiausia, kad daryti klaidas, ko gero, kaip Nikolas sako, daryti klaidas yra būtinybė, nes tai yra šansas. Klaidos tai yra šansas. Klaidos tai yra galimybė kažką padaryti geriau. Tai vat šitą pamoką, vat, kai mes ypač kai kišom tas sodinukus tarp ten šitų ratų, kažkaip galvojom, nu jo, tai
gal kartais verta susikoncentruoti ir tos klaidos nepadaryti, bet kita vertus, jeigu žmonės tavimi pasitikė, tai, nu, tikrai visada reikia sakyti taip ir daryti. Čia buvo žymima, tokiu būdu žymėm, čia Ankė, jos nuotraukos neparodžiau, jinai yra iš Graikijos. Jos tėvas ūkininkas ir augina, jinai šiaip kilusi iš Nyderlandų, ten buvo nemažai žmonių iš Nyderlandų, bet jinai konkrečiai iš Graikijos persikraustė į Graikiją ir augina alyvmedžius. Va, tai irgi dalinasi savo patirtimi. Tarp kitko, dar vienas bruožas mus jungiantis tai buvo tai, kad visi kažkiek susiję su ūkio darbais. Matyt, kaip jie ir sakė, pirmas blynas, pirmą kartą suvažiavę žmonės, kad nors truputį orientuotųsi ūkio darbuose. Tai turbūt, kad kitais metais jau gal ir nebūtinai jie atsižvelgs į šitą dalyką, kai darys konkursą. Taip, kad rašykit. Jeigu darys, Monika. Nu, gal darys, bet vat, jeigu truputėlį su ūkio darbais, tai jiems sakė, jiems patiems ramiau truputėlį, bet vat, iš tiesų esmė tai buvo toje mūsų vat, tame šuolyje į viršų. Vienu metu labai įdomiai, vat, tas jautėsi, kad viskas aišku, iš pusės žodžių viskas aišku. Nėra jokių papildomų diskusijų. Mes Young Living kaip kompanija, kaip visą tą jų veiklą, jaučiame tiesiog savo sielos esybę. Ir aš nepabijosiu to žodžio sielos esybė, tai buvo iš tikrųjų. Tai buvo pajautimas, kai, nu tiesiog, vat tos bendrystės, viso to augalų bendradarbiavimo, viso to žmonių bendradarbiavimo, viso to apskritai bendrumo. Tai vat tai turbūt man ir paliko tą tokį giliausią patyrimo jausmą, kad vat tas toks organiškas vientisumas visa ko persiduodantis, pradedant dirvožemiu ir baigiant žmogaus širdimi. Vat tas turbūt paliko didžiausią įspūdį, nes susirinkus šitai grupiai nekilo jokių papildomų kažkokių klausimų, viskas ir taip aišku, bet reikia, nu, vat, patirt viską, dar savo tiesiog patirt savo buvimu ten, pamatyt, kad kodėl tie eteriniai aliejai šitaip veikia? Vat jie todėl taip ir veikia, nes šitie eteriniai aliejai veikia per vibracinį lauką. Ir ne tik tai per tą, kur mes gaunam žmogui su pačiu eteriniu alieju, jie yra sukurti su intencija. Ir man atrodo, kad čia vienas svarbiausių dalių, kad jie yra sukurti su intencija, su pasišventimu. Taip, tikrai taip. Jie sukurti su pasišventimu ir kai visą tai pamatai savo akimis, patiri, pajauti, paimi ir viskas aišku, ten buvo, nu, tiesiog netgi tokių elementarių, žemiškų, kasdienių momentų, kai, pavyzdžiui, pametė savo akinių auselę Nikolas. Nu ir ką, mes jos ieškojom ten, aš nežinau, porą valandų. Braidžiam, ėjom vėl per tą lysvę, paskui dronas paskrido. Blasting in the field. Tai yra kažkas tokio, neturi būti. Ir kai mes tos medelius sodiname ir ten kiekvienas medelis yra surištas su pagaliuku, su tokiu plastikiniu, lipne juostele pavadinkime. Tai jeigu jinai nepasikelia į viršų, tai nedaug dievė tą lipnę juostelę numesti dirvožemį. Viską reikia švariai surinkti, kad viskas būtų absoliučiai švaru, jokių plastikų lauke. Viską sudedi, viską surenki, nieko nepalieki, absoliuti švara. Tam, kad švariai vyktų augalų bendradarbiavimas dirvožemyje. Vat toks vat žavingas procesas. Tiesiog pamačiau žavingą procesą, kuris turbūt visas tas procesas ir sukuria eterinių aliejų vertę, tiek tos sėklos sudaiginimą, aišku, mes daugiausia koncentravomės ties auginimu, ties sėklomis, ties dirvožemiu.
bet ir tas visas distiliavimas, kiek mums pasakojo. Ir visa tai, kuo vat, skiriasi iš tikrųjų ta populiacinė levandos nuo tų klonuotų levandų, kurios labai gražios, labai kvepia, labai tenais turi visą tą vaizdą, bet ar tikrai turi tą vertę. Ir kai mus apgyvendino tokiame viešbutyje, tokiame 12 amžiaus viešbutyje su skorpionais, su visu kuo, kas turi būti. Mes ėjome į lauką, laukia naktį -1, nesvarbu, einame dušo laukia. Tokiom įdomiom sąlygom, ne? Bet aš pagalvojau, visi su tokiu džiaugsmu gyveno tokiom sąlygom, nes tai yra irgi dalis buvimo gamtoje, dalis natūralumo dalis to, aš esu žmogus, kažkas čia iš mūsų lietuvių gamtininkų pasakė, ne, žmogus nėra gamtos dalis. Tai visam pasauliui įrodo, kad žmogus yra gamtos dalis. Ir žmogus gali bendradarbiauti su augalu, ir ne tik su augalu, bet ir su visata. Tai man čia, šitą aš patyriau iš tikrųjų, kodėl sakau su visata. Paskutinis labai trumpas pasakojimas. Būdama toj krautuvėliai, nusipirkau Magnify Your Purpose. Nežinau, ar matosi. Matosi, jo. Ir pagalvojau, kad labai senai ieškau eterinio aliejaus mišinio, kuris vadinasi Chivalry. Jisai yra ypatingas kuo? Jisai susideda iš 4 mišinių irgi eterinio aliejų. Net neatsimenu, kokiai progai, ir jisai buvo proginis, kažkokiai progai kurtas buvo. Jo. Bet aš, kai buvau dabar konvencijoje vasarą Amerikoje, aš pauoščiau, net nežinodama nei jo pavadinimo, nei ko. Tiesiog mane pritraukė tas kvapas ir aš galvau, kas čia dabar, kas per kvapas. Jisai mane išvertė iš koto tiesiog tas kvapas. Ir aš galvau, reikia būtinai jį įsigyti. Aš nusižiūrėjau, nusifotografavau ir paskui eigoj, jau kai aš bandžiau įsigyti jį, tai paaiškėjo, kad jo Europoje nebėra ir ne tik Europoje, bet ir Amerikoje nebėra. Ir aš likau be to eterinio aliejaus. Ir aš toj parduotuvėlį nusipirkusi šitą Magnify Your Purpose, galvoju, vaikštau ten ratais, kvadratais, uostu ir galvoju, pala. O gal šitoj parduotuvėliai, gal kas nors dar bus? Nuėjau ten pas tą, reiškia, Filip, pas tą žmogų, kuris sėdi prie kasos aparato, sakau, klausykit, gal jūs turite ką nors? Jisai sako, oi, ne, jau matau, vitrina nebėra, greičiausiai nieko nėra, bet sako, palauk, sako, aš kažkokių turiu eterinio aliejų, kurie jau buvo išimti. Ir jis po valandos, jau kai visi apsipirko, atneša tą dėžę su eteriniais aliejais, visus juos mums atiduoda dovanų, ištraukė iš tos dėžės Chivalry ir įdeda man į ranką. Sako, o čia tau. Dovanų. Bet čia dovana graži, ar ne, atėjo į tave tiesiai. Tiesiog jo, aš tiesiog tik tais supratau, kad pas mane atėjo kaip dovana ir šitas visas važiavimas. Jo. Atėjo dovana per širdį, atėjo dovana per virpesius, atėjo dovana ir tas eterinis aliejus atėjo kaip dovana, tiesioginė to žodžio prasme, fiziškai. Ir visas tas potyris atėjo kaip dovana ir vienintelis, ką aš noriu, tai tiesiog visą šitą dabar dovanoti aplinkiniam žmonėm, tuo ką aš patyriau, tai patyriau tą organišką žmogaus, gamtos, augalo bendrystę ir suvokiau, ką visą tai duoda ir kaip visą tai veikia ir kodėl visą tai taip veikia. Nes pamačiau savo akimis ir savo rankomis pajutau, kaip tai yra daroma, kaip tai yra auginama iš tiesų. Per kokį darbą tai yra padaroma, per kokią atsakomybę, kokia yra prisiimama atsakomybė ir ką reiškia žodis ekologija, nes mes dažnai tą žodį taip kaip
Nu, praleidžiam pro ausis, bet ką jis reiškia iš tikrųjų. Va. Ačiū tau. Jau viskas ar dar kažką sakysi? Tikrai manau, kad per daug jau prišnekėjau čia, Ne bet per daug, tikrai ne per daug, labai įdomus tavo įspūdžiai ir labai tikrai labai ačiū, kad tu jais pasidalinai, kad jie tokie gyvi, tokie raiškus, tokie tikri, kurie tikrai duoda tokį impulsą, žinai, jo. Aš tikrai labai rekomenduoju kiekvienam, kuris klausys, kuris neklausys šito įrašo, aš tiesiog siunčiu žinutę į visatą, ar ne, kad tikrai žmonės nuvažiuotų į ūkius, į Janklivingo ūkius. Jų yra visame pasaulyje, yra Kroatijoje, yra Prancūzijoje, ir va dabar Prancūzijoje irgi vasara vyks, ar ne, lavandų derliaus, ar ne, šventė, kur atvažiuoja žmonės būtent į lavandų derliaus šventę, nesodinti nieko. Tai va, yra ir Kroatijoje, yra ir kitose šalyse, pasaulio šalyse, kontinentuose kituose, žodžiu, labai fainai. Tikrai, Monika, tu gavai didelę dovaną ir ačiū, kad su šitą dovaną pasidalinai su mumis. Tai šitą įrašą bus galima pasidalinti, padėti viešumą. Kas norės, dalinkitės su savo aplinka, dalinkit žmonėms, tegu žiūri, tegu pamato, tegu patiria per Monikos patirtis, ant kiek, kokiu lygiu ten viskas vyksta ir kaip tai yra tikra. Ir kai prisilies prie tikro eterinio aliejaus, tikrai pajaus skirtumą, jo vertę. Va! Labai fainai, labai fainai. Tai ačiū labai, dar kartą stabdau tada įrašą. Va, Monika, tu nuostabi ir pasakojimas buvo labai įtaigus ir įdomus. Tai va, tikrai, Monika, labai tau ačiū. Tikrai labai ačiū. Stabdau tada įrašą, ką, lauksim kitų įspūdžių iš kur nors. tai dabar įspūdis dar vienas toks jau neįrašė, ne? Čia nebevyksta Palauk, tada įrašė. stabdau viską, stabdau tada, gerai?